Mano brangus broliai ir seserys. Šiandienos Evangelijoje Jėzus yra Jeruzalėje, religijos centre, šventyklos vietoje, kur buvo įstatymo mokytojai, fariziejai ir tautos vadovai. Ir būtent ten, pačioje Izraelio tikėjimo širdyje, įvyksta kažkas netikėto. Mesijas ateina, bet nėra atpažįstamas. Tie, kurie turėjo jį atpažinti, jį atmeta. Tačiau paprasti, nuolankus žmonės pradeda tikėti. Žydų vadovai siunčia sargybinius suimti Jėzaus. Tačiau sargybiniai, išgirdę jo žodžius, yra sužavėti, jie nesugeba jo suimti. Nes niekas niekada nekalbėjo taip, kaip jis. Jėzaus žodis paliečia širdį ne jėga, bet tiesa. Todėl tie sargybiniai yra niekinami, išjuokiami vadovų. Tačiau ne visi atmeta Jėzų. Yra išimtis – Nikodemas. Tas, kuris atėjo pas Jėzų naktį, kuris jau pradėjo tikėti, nors ir tyliai. Nors jis buvo Sinedriono narys, jis jau priklauso naujai tautai. Nes dabar Dievo tauta gimsta ne iš kraujo, bet iš tikėjimo. Jėzus yra Jeruzalėje palapinių šventės metu. Šventės, kuri priminė laiką, kai tauta gyveno dykumoje, kai Dievas per Mozę iš uolos išvedė vandenį. Ir šiame kontekste Jėzus sako, kas trokšta, te ateina pas mane. Jėzus prisistato kaip naujoji uola, iš kurios teka gyvasis vanduo, šventoji dvasia. Todėl tauta pasidalyja. Vienoje pusėje nuolankieji, kurie atveria širdį ir tiki, kitoje išdidieji, kurie verčiau lieka ištroškę, nei pripažįsta tiesą. Ir šis pasidalyjimas neliko praeityje, jis vyksta šiandien, mūsų viduje. Kiekvieną dieną turime apsispręsti, ar atsiversime su nuolankumu, ar priešinsimės iš puikybės. Dievo žodis aiškus, Dievas priešinasi išdidiesiems, o nuolankiesiems teikia malonę. Gyvasis vanduo, kuris yra šventoji dvasia, gausiai trykšta tik nuolankioje širdyje. Dievas nėra toks, kokio aš noriu. Jis nedaro to, ką aš savo puikybę bandau jam primesti. Tačiau jei leisiuosi jo vedamas, tuomet mano troškilys bus numalšintas. Todėl šiandien esame kviečiami sekti paprastųjų, sargybinių, kurie klausėsi, ir Nikodemo, kuris patikėjo, pavyzdžiu. Nuolankumas yra pirmasis žingsnis į tikėjimą. Ir kai gimsta tikėjimas, mūsų viduje pradeda tekėti gyvojo vandens upės. Te laimina tave Dievas.